Tai pirmose rungtynėse parodyti labai daug charakterio ir kai reikėjo vytis varžovus, kai jie jau prisibijo ir kai reikėjo išlaikyti šaltą protą 2 pratęsimų pareikalavusiame mače, kas tavo man buvo pagrindinis faktorius, kuris leido išeiti kaip nugalėti? Manau, kad mūsų mentalitetas, mes išėjom tikrai be jokios baimės ir nugalėti ir tikrai žinom, kad rytoj dar daugiau reikės charakterio ir dar daugiau kovos, kadangi jie pasiūlys tikrai didesnį fiziškumą ir bandys grįžti į seriją. Žalgiris tikrai nenorės būti 0-2 situacijoje, o ar jau dabar matai jų reakcijos ženklus, ar tikiesi kažkokios reakcijos? Kaip turėtų atrodyti Žalgiris, kad jis galėtų įkasti rytoj? Aš manau, kad, kaip ir minėjau, labiau fiziškesnis, neduoti tų lengvų taškų, kurios jie davė pradžioj rungtynių. Manau, mes negalim tikėtis kažko tokio iš jų. Ir sakau, jie šoks į atlapus iš pat pradžių ir nebus nieko lengvo. Ką galiu pasakyti apie mūsų komandos mentalitetą? Ką aš galiu pasakyti apie mūsų komandos mentalitetą, kad jis yra čempioniškas turbūt ir mes tikimės irgi rytoj sirgalių palaikymo, kuris tikrai mums visada padeda ir tą mentalitetą palaikyti sunkiausiais momentais. Žalgiris vis dar išlieka favoritų, kaip jautiesi nušluostęs nosį jiems būtent Kaune tarp jų žiūrovų? Aš sakau, mes labai greitai pamiršom tas rungtynes, nes jeigu mes gyvensim vakarykštę dieną, tai rytojus bus nekoks. Ir fanų palaikymas, mūsų fanų palaikymas jau Kaune buvo galingas. Ką reiškia žinoti, kad rytoj pilnoje arenoje teks vėl susigrumti su Žalgiriu ir parodyti ne tik kuri komanda stipresnė, bet ir kurio miesto fanai yra geresnė? Žinot, čia yra pats didžiausias kaifas krepšininkui žaisti tokiose arenose ir rytoj Vilnius tikrai, manau, parodys, kodėl yra vadinamas geriausiais fanais Lietuvoje.